Sveiki, šiandien kalbėsime apie avokadą, kaip originaliai ir kitaip jį panaudoti savo gal pusryčių arba pietų metu. Tai šiandien aš jums parodysiu kelis būdus, kaip kitaip avokadą galima naujai pamatyti savo virtuvėje. Iš tiesų pamatyti, nes pirmas receptas tai yra varškės sūris su avokadu ir apelsininė uogienė. Tai ką jums reikia daryti, tai tiesiog varškės sūris tinka su kmynais, jeigu nemėgstate su kmynais, galite rinktis ir be kmynų. Tada avokadas ir apelsinų džemas. Avokadą reikėtų išskopti, įdėti apelsinų džemo ir supjaustyti sūrį ir patepti to mišiniu būtent sūrį. Tai toks avokadinis apelsininis džemas. Antras tai yra, ką aš labai mėgstu valgyti rytais, tai tiesiog grūdėta varškė, avokadas ir pomidorai. Taip pat iš šitos salotos galite įpjaustyti agurkų, įdėti krapų ir taip užkandžiauti, puikiai tinka ir pietums. Trečias receptas yra šviežia mozzarella, tada šviežios uogos ir avokadas. Šios visus ingredientus supjaustykit, pašlakstykite alyvuogių aliejumi, balzamiko actu, galite naudoti įvairiausias prieskoninės žoles, tokius kaip bazilikus, mėtas arba kalendras ir puikios salotos rytiniam jūsų stalui. Dar vienas iš mano mėgstamų patiekalų tai yra avokadas drauge su kriauše ir su kumpių. Gali būti tai prosciutto kumpis, gali būti jūsų parūkytas koks nors gal tėvelių kumpis. Tai yra 3 šie ingredientai, ką reikia padaryti, tai tiesiog supjaustyti pailgom juostelėm ir kumpį galima įsukti arba tiesiog naudoti kaip salotas. Tiesiog 3 šitų derinys taip pat puikiai labai tinka. Vietoj kriaušės, aišku, visą laiką galite, pavyzdžiui, panaudoti ir mango vaisių. Svarbu, kad jis būtų prisirpęs, sultingas, avokadas toks, galima sakyti, sviestinio skonio, mangas duoda tokio sultingumo, o kumpis viską vainikuoja. Dar vienas receptas, tai tiesiog gali būti puikus skrebutis ant duonos, tai yra avokadas, taip pat džiovinti pomidorai ir galite čia taip pat įdėti ir kriaušę, nes kriaušė duos sultingumo ir saldumo, džiovinti pomidorai rūgštumo, o avokadas, aišku, visą bendrą skonį. Tai štai tokie pasiūlymai, kaip panaudoti originaliai avokadą ir aš tikiuosi, kad jūs jau šiandien juos išbandysite.